Sveiki, su jumis Tomas iš laisvasūkis.lt. Šiandien noriu pakalbėti apie šiltnamį auginamus pomidorus. Mūsų šeima nusprendė padaryti tokį bandymą, kaip būtent sodinti pačius augalus pavasarį. Ir buvo esmė ta, kad ar verta tiek dėti pastangų kasiojant žemę šiltnamį, dedant toj vietoj, kur sodinasi pomidoras mėšlo perpuvusio. Ir taip, mes tą šiltnamį iš rudens paskutinį kartą, kaip pjoviau ant kiemo žolę, visą žolę sunešėm į šiltnamį, išklojom visą šiltnamį. Jis buvo tuščias, išklojom nupjautą žolę. Ir kad per tą laiką nesudygtų daugiau čia tų piktžolių visokių, uždengiam visą šiltnamį į juodą plėvelę. Viskas gerai, čia žolės neaugo. Atėjus pavasarį tą plėvelę nuėmėm. Aišku, po tą plėvelę pasirodė pelyčių urvų, prisinešusių ten maistelio žemai, kauliukų visokių. Ir atėjo laikas sodinti. Mes pačius pomidorus auginam tokiuose vazonėliuose. Čia bus 5 cm ant 5. Nes man, pavyzdžiui, augalo pikavimas kažkaip, nėra priimtina, nes mano su ta vokimu tai yra, tiesiog šaknų draskimas, nes jeigu tu augalą pikuoji, tai tikrai nuplėšai tos mikro šakneles, ir kol augalas atsistoja, jam daug reikia pastangų. Tai kad to išvengti, jie buvo auginami vazonėliuose. Kai atėjo laikas sodinti, darėm taip. Šitą šiltnamį dalinam į 2 dalis. Vienoje pusėje buvo nedaroma niekas, kitoje pusėje, kaip ir sakoma, to eilėje, kurioje sodinasi, buvo iškastas griovys, buvo įdėta perpuvusio mėšlo, buvo užlenkta, kai sodino, ten, kad būtų daugiau jisai po tą žemę, kad kamienas išleistų daugiau šaknų. Kitoje pusėje buvo nieko. Ne tą daroma. Tiesiog pasidariau kuolą 5 cm, nusigalandau, toj vietoj, kur sodinasi augalas. Tiesiog su tą plaktuku sukalu kuolą apie 15 cm, ištraukiu, išimu iš šito vazonėlio augalą, įdedu, užberiu ant to viršaus dar biškį žemių, viskas palaistau, viso. Ir visa šita pusė tai buvo daroma. O šita pusė, kaip ir minėjau, su mėšliuku, kaip ir priklauso, kaip ir visi patį daugumą, kad kuo daugiau daskytą žemę dirbti. Ir po viso tos, kai mes baigiam sodinti, iškilo viena problema, tai kad mulčas neleido įšilti žemei. Čianai padėjo augalai tikrai anksčiau rodyti gyvybę negu čianai, kur aš smaiščiau tiesiog tiesiai į tą žemę. Dėl to, kad čia buvo sukasta, jau nuimtas mulčas, išpurenta žemė, sukasta, iš karto saulės spinduliais sušildė žemę, augalas negavo streso. Šitoj pusėje po 2 dienų pradėjo leipti augalai, tai teko ateiti, apie 10 cm aplinkotą nuimti mulčią, kad irgi saulės spinduliai pasiektų patį augalą, ir augalo šaknis ir padėtų šilti ir atsistoti. Dabar praėjo, skaitykime, tiek laiko apie porą mėnesių, negu turbūt apie porą mėnesių. Skirtumas, galiu pasakyti, ženklus yra. Čia, kur tikrai neįdėjau daug vargo, tai augalai yra žymiai sveikesni, stambesni lapai, aukštesni, pats augalas stambesnis ir tvirtesnis. Čia daugiau tokie jie sukūdę, perkarę tie augalai. Kai kurie net matosi labai žemėje. Nors visos veislės, praktiškai visos veislės, jeigu čia yra viena rūšis, to eilėje pomidoro, tai čia eina pratęsimas. Tai praktiškai netgi specialiai nemaišėm netgi veislių, rūšių ir taip toliau. Tai moralas buvo toksai šito video, kad verta tiek įdėti to būtent juodo darbo, pastangų į šiltnamį, kai reikia sukasti šiltnamį iš pavasarį su kastuvu, po to reikia ten mėšlą prisivežti, prisižiūrėti.
ar verta šitą dalyką daryti? Aš nežinau, aš matau skirtumą realiai, kur aš nieko nedėjau pastangų, augalai žymiai stambesni, žymiai gražesni, o čia augalai žymiai kūdesni, žymiai labiau apsigę. Dar vienas niuansas, čia dar galvojam, kad tai gali įtakoti drėgmės stygių, tas perteklius, nes šito vasara labai lietinga buvo. Ir čia aš jau nelaistau labai daug laiko, nes kai tik tais gerai palyja, čia visur šlapia. Esmė ta, kad po apačia yra pas mus čia visam Zarasų rajone faktiškai galiu pasakyti molis, tai čia va dabar mes tą šiltnamį pakastame per 20 cm, per 30 maksimum prasidėtų molis. Tai reiškia, kuris vanduo yra aplink šiltnamį perteklių, jisai dengiasi per visą žemės paviršių. Tai va, šiltnamį kaip ir nelaisčiau iš vis. Tai va, šiam kartui tiek ir iki.